Sveiki ir naujais metais. Metai nauji, o bėdos keliuose senos. Čia laida Reidas ir šiandien laidoje matysite. Klaipėdoje nauji metai kažkam prasidėjo iki jų likus 2 paroms. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad iš Mainų gatvės 8 namo kiemo, o šiame pastate įsikūręs bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyrius, ruošiasi išvažiuoti visiškai girtas automobilio Mercedes-Benz vairuotojas. Suskubę tikrinti informaciją, kelių policijos patruliai pastebėjo, kad iš kiemo į Judrų Šilutės plentą išvažiuoja tas pats automobilis. Jis buvo sustabdytas, vairuotojas išties visiškai girtas. Surakino kaip Maidano nusikaltėlį. Kaip Maidano nusikaltėlį? Taip. Šita mergaitė graži jūs surakino, taip? Bet jūs vidury sankryžos stovit? Šilutės plento ir jūsų automobilis? Sėdžiu mašinoje. Dabar taip. Gerbiamas Artūrai, bet kaip jūsų automobilis atsirado vidury sankryžos Šilutės ir Debreceno gatvių sankryžos? Neatsirado. Aha. Jie privertė taip padaryti. Jie. Supratau. Jie tai kas? Girdi, Vaičikauskiai. Klausau jūsų. Malonu, kad pažino. Tai netoks jau girtas vadinasi esat. Jeigu tu nori su jais kalbėti, tai pasakyk, kad jie man atarkintų rankas, jie užšė. Bet jie turbūt... Nespausti. Nu, turbūt jūs tampėt mergaitę už plaukų, turbūt? Ne. Jeigu surakino. Labai švelni. Bet aš nesupratau, kas nuo ko prasidėjo, bet man skauda. Paprasčiausiai aš nesupratau, ko jie nuo. Supratau, gerbiamas Artūrai, žinokit, nerakina šiaip taip. Ir taip nerakina. Aš nieko nepadaręs. Jeigu aš būčiau kažką tai blogo padaręs, aš būčiau į mišką išėjęs. Gerbiamas Artūrai, aš tai galvoju taip, kad taikių žmonių nerakina antrankiais. Nu kažkas tai buvo, vadinasi. Ne, nebuvo. Nieko nebuvo. Jeigu, palauk, dabar tą nuleisk šitais... Nuleidau. Va. Nuleisk pinksulę. Nu, nuleidau. Patylėk iškelį. Nuleisk, iš vis nuleisk. Artūrai, man nepatinka, žinokit, girti vairuotojai. Man nepatinka girti, kaip ir aš girtas, sakysim. Bet čia yra papulvokas. Skauda, turinį daryti. Man skauda. Skauda? Taip, bet yra konstitucijos teisės, kad taip negalima. Kaip 2 valandas, tai negalima. Jie neturi teisės manęs laikyti. Kaip? Ne, apie 2 valandas nieko negirdėjau. Konstitucija, paskaityk. Bet žinokit, dar gali jūs iš tikrųjų truputį ir uždaryti areštinę, žinokit. Ne. Jie gali uždaryti. Ne. Todėl, kad pasipriešinimo nebuvo. Nebuvo? Ne. Tai antrankius mergaitė šiaip uždėjo? Nebuvo. Konstitucijos teisės. Davai, paskaitom, Vaičikauskiai. Nu tik tai ne prie -5. Kodėl ne? Gerai. O parduotuvė dirba normaliai. Taip. Davai, grinai, normaliai, Vaičikauskiai. Konstitucijos teisės. Davai, greitai, pasakai. Galima ar negalima? Galima. Ką jie gali, ar... Aš manau, kad jie gali. Dabar kitas klausimas. Matomai, kad gali. Gerbiamas Artūrai, dar iki naujų metų visa para, o jūsų girtas. Kaip čia dabar bus rytoj? Nesvarbu, rytoj man yra dzin. Aš važiuoju į baseiną ir plaukiu ir taip toliau. Supratau. Man yra dzin. Supratau. Ir šiandieną, aš gyvenu šiandieną. Bet ką jie šiandieną padarė, taip negalima elgtis su žmonėm. Aš nenusikaltėlis. Visų pirma, negalim girtam važinėti. Pradėkim nuo to, kad negalim girtam važinėti. Nevažiuoju, sustojau, atėmė, bet visų pirma. Ir kiek valandų galima išlaikyti? Pasakyk, kiek valandų išlaikyti? 48. Ne 48. Pilietis nelabai teisus. Piliečiui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,56 promilės alkoholio. Ir pareigūnai jį gali laikyti tol, kol jis išblaivės. Tai yra +0. Pareigūnai jį nuvežė į policijos komisariatą, kuriam bus surašytas ne tik protokolas už vairavimą, kai yra nustatomas sunkus girtumo laipsnis, bet ir už pasipriešinimą ir įžeidinėjimą. Priminsime žiūrovams, kurie ir šiais metais ketina taip elgtis, kad pasipriešinimas ar garbės ir orumo įžeidimas užtraukia baudą nuo 144 iki 289
eurų arba pilietis gali būti baudžiamas areštu nuo 15 iki 30 parų. O vairavimas, kai yra nustatomas sunkus girtumo laipsnis, užtraukia baudą nuo 579 eurų iki 868, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 24-36 mėnesiams. Arba nusižengimas gali būti įvertintas 10-30 parų areštu, tačiau vis tiek atimant vairuotojo pažymėjimą 2-3 metams. Automobilis išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Ta ketvirtadienį prieš naujus metus Klaipėdos rajone kelyje Klaipėda-Liepoja ant tilto virš kelio Klaipėda-Kretinga susidūrė du automobiliai BMW. Jaunų kretingiškių automobilis BMW 320 ekipažas atvažiavęs nuo Kretingos pakėlimu bandė patekti į Palangos kelią. Vaikinams manevras beveik pavyko, tačiau užvažiavus ant tilto mašina pradėjo svadyti po kelią. Pakilai nuo Kretingos atvažiavai. Ir kas atsitiko po to? Užnešė? O kiek metų vairuoju? 5,5. Dar pavojingas amžius iki 6, žinok, bus. Ir pasirinkai kitą BMW, ne? Maladėts. Nuo Palangos Jakų žiedo link važiavusio automobilio BMW X6 vairuotojas nieko negalėjo padaryti prieš narsius kretingiškius. Ну, я ехал по дороге. С Паланги, да? Паланги, Ага. да. Парень выехал оттуда, на газа нажал, видно, его начало крутить. Ага. Сначала повело его, я по тормозам, меня вперед потащила, его развернуло и меня. Atvykę policijos pareigūnai įsitikino, kad atitvaras per avariją sugadintas nebuvo, žmonės blaivus ir nesužeisti, transporto priemonės apdraustos, civilinės atsakomybės draudimu ir yra techniškai tvarkingos. Tad incidento dalyviams buvo pasiūlyta užpildyti eismo įvykių deklaracijas. BMW ekipažas prisiminė, kad prieš savaitę tik dėl laimingo atsitiktinumo jie nepakliuvo į BMW automobilių mėsmalę, kai prie Šventosios per BMW Christmas sudužo net 5 automobiliai BMW. Ta ketvirtadienį prieš naujus apie 15 val. Klaipėdoje Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje, kuri kažkada pasaulyje garsėjo avaringumu, susidūrė du prancūzai. Citroen C3 vairuotojas suko kairėn ir nepraleido tiesiai važiuojančio Peugeot 607. A jūs atsimušė? Aš atsimušiau. A jūs atsimušėt? Merginą nuskriaudėt? Jo. O kaip buvo? Tiesiai važiavau, jinai žiopla. Ta prasme, jūs iš kur važiavote? Iš to? Smiltelės gatve. Iš Smiltelės gatvė ir važiavau čia, o jinai sukosi. Suko į kairę? Nu tai jinai kalta. Taip. Tai ne jūs atsimušėt, jinai atsimušė. Aš atsimušiau. Į jūs atsimušė. Į jūs atsimušė, supratau. Tai pildo deklaracijas, viskas aišku, ne? Kad jinai kažko čia tėvo laukia, dar kažko, tai lemba, nesuprantu. Tai... Ne tėvo, nu ką, tai... Ką, žinau, sukant į kairę nereikia tėvo klausti, sukti ar nesukti. Žiopla, jinai, aš kai ją pamačiau, jinai iš viso. Žiūri kažkur tai į aną pusę. Saulė švietė tuo metu šiaip, ko gero, ne? Saulė tai išlikšto koka, čia nieko nepadarysi. Bet žiūriu, numeriai pas abudrų labai tokie įmantrus. Pas jūs 333, pase 600. Nepastebėjot? Žodžiu, šventės padarytos. Abiejų automobilių valstybinių numerių skaičiai labai fatališki. Vienas 333, kitas 600, bet čia istorija ne apie tai. Ir laida ne apie skaičių magiją, o apie tai, kad sužeistų žmonių per šią avariją nebuvo, tad ką mes darome? Mes pildome eismo įvykių deklaracijas ir skirsomės naujų metų švęsti, nes po naujų bus reikalų. O kol bus reikalų, mes dar turime įsipareigojimų Baltikum televizijos laidos reidas žiūrovams. Sekmadienio rytą Klaipėdoje vyko kelių policijos reidas. Nesvarbu, kad lauke minus 16 laipsnių. Važiuoti reikia, kaip reikia pasveikinti su naujais metais. Labas rytas su naujais metais. Labas rytas, jums taip pat su naujais metais. Ačiū. Herkaus Manto gatvėje šio BMW ir šio Audi vairuotojai buvo nubausti už tai, kad važiavo su automobiliais, kurių techninė apžiūra negalioja. Prašvitus pajėgos persikraustė į Tilžės gatvę, čia buvo tikrinami važiuojantis į šaltą turgų. Gerai, labas. Labą dieną. Naujais metais Jūs mes taip pat. Girti važiuojam į žvejybą. Galite tikrinti. Į žvejybą, negirti važiuojat, kad į žvejybą. Mes ten padarysim. Supratau. Labas rytas. Labas rytas. Negeri jums šalta. Oi, nes mes nieko negeriam, mums normaliai viskas. Kad šiandien nešalta, argi šalta? Net minus 15. Nu, kad pas mus Gargžduose 18, normaliai. O, Gargžduose. Jo, Gargžduose. Nėra tvarkos. Šalčiau, bet jokios problemos. Gero kelio, gerų metų jums. Ir jums taip pat.
Šioje vietoje bus nubaustas visureigio Volvo su norvegiškais valstybiniais numeriais vairuotojas, nubaustas už labai jau tamsintus šoninius priekinius ciklus. Skaidrumas 47, turbūt ne mažiau 70. Draudžiama yra, aišku. Ne mažiau 70, rodo 47,6. Turbūt ne mažiau 70, nors čia turėtų būti iš tikrųjų 68, nes paklaidų procentai yra. Tai būtų leidžiamas tvarkoj, dabar yra mažiau negu 68, sakykim. Buvo šalta, vairuotojai buvo blaivus ir pažvelgus į praėjusius metus skaičiai dėliojasi tokie. Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai 2015 metais kone kasdien vaikėsi ir gaudė girtus vairuotojus ir kitus nuožmius pažeidėjus. Per metus sustabdytos 26 505 transporto priemonės, nustatyti 1620 kelių eismo taisyklių pažeidėjai, net 354 piliečiai vairavo mašinas girti po girtą kasdieną. 94 vairavo neturėdami teisės vairuoti. Štai tokie viščiukai sausio pradžioje. Filmuoja reido reporteriai Kaune, kur siaubė, senis važiuodamas Savanorių prospektu per raudoną nutrenkė merginą. Na, apvažiuos reporteris antroje eismo juostoje stovinčią mašiną ir ką, senis net nelipa iš mašinos. Lip seni, paklaus, kaip mergina jaučias, ko čia sėdi, pats jau kaltas esi, per raudoną į perėją įmovęs. Jeigu tęsiant kitų miestų ir raudonų šviesoforų temą, tai štai, prašau, Vilnius, sostinė. Ir netikime, kad visiems vairuotojams iš visų pusių dega žalias šviesoforo signalas. Bet ne, spraudžiasi moterėlė, nes galvoja, kad vis tiek iš šono jai niekas nesitrenks. Vieną kartą nesitrenks, o kitą kartą trenksis. Kita situacija iš sostinės gatvės taip pat. Na, įvažiavai degant raudonam šviesoforo signalui, tai visada sunku rasti vietos po saulę, ypač po saulę degant raudonai šviesai. Grįžkime į Klaipėdą, kur netrūksta kelių chuliganų. Štai prie Vėtrungės suka kairėn pilietis degant, nesvarbu kokiam, jis suka kertant dvigubą ištisinę liniją. Šis pilietis priekyje tai kažkoks nervų kamuolys Šilutės plente bandys apvažiuoti kitą eismo dalyvį per dešinę, nepavyko, nes staiga baigėsi Šilutės plentas. Tada jis tai padarys per kairę pusę, apsižergęs linijas ant kelio tvirtai. Prieš rikiuojantis ar lenkiant kitas mašinas būtina įsitikinti, kad tai bus saugu. Čia toks, sakytume, drastiškas lenkimas buvo, kitaip tu jo nepavadinsi. O čia plungė per lietų. Savo ekranuose pamatysite irgi, sakytume, tokį įžuloką lenkimą prieš pėsčiųjų perėją ir lapten tuo metu ėjo pėstysis. Šią reido reporterių rubrikoje daug dėmesio skirime raudonai šviesoforų šviesai. Tai štai, prašau dar, Šilutės plentas. Pirmoje eismo juostoje netgi policijos automobilis važiuoja, tai antroje vienas pravaro degant jau geltonam šviesoforo signalui, tačiau kitas dar geresnis. Jis policijos akivaizdoje, lyjant lietui, pravaro labai jau per raudoną. Labai. Dabar jūsų dėmesio į reklamą ir anonsai, o po to laidoje žiūrėkite. Plačioje Taikos ir Jūrininkų prospektų sankryžoje po susidūrimų su sunkvežimiais lengvieji automobiliai atrodo štai taip. Rimkose moterėlė taranavo vilkiką ir pabėgo. Ir drąsus interneto komentatorius, bet slabnas ant ledo. Filmuoja reido reporteriai, visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Rimkose moteriškaitė su prancūzišku automobiliu atsimušė į vilkiką ir pabėgo. Na čia dabar, sako reido kūrybinė grupė, kas čia dabar, kas čia per monai, jo lab sako, kad mašinoje buvo ir mažas vaikas. Kas buvo, sakykit? Padarė įvykį ir pabėgo. O kaip viskas vyko? Lenkė, suko man kliudė priekį ir pabėgo. O lenkė prieš šitą salelę, prieš šitą sankryžą, prieš viską, jo? Supratau. Nu, o tai pas jį dabar sugadinimai stiprus turėtų būti ar ne pas jį? Pas jį liko. Pas manęs dangtis, moldingas, dangtelis, bako. Kur? Jau įsimetėt? Jo, susiformė. Supratau. Maža ką. O koks automobilis? Safranė žalia kaip ir. Žalias. Tamsiai. Supratau, tai visų pirma yra šiurkštus taisyklių pažeidimas iš pradžių, po to atsitrenkė jūsų automobilį ir pabėga. Taip. Pabėgo tai pabėgo, jeigu moterėlė turi vyrą, tai jis jos nepaglostys, jog per avariją numuštas kuro bako dangtelis, moldingas ir lempa išdaužta. Ta pati vakarą Klaipėdos rajone bus sulaikyta girta 70-metė, taip pat vairavusi prancūzišką automobilį, bet tai bus ne ta moterėlė ir ne ta mašina. Senutė pripūtusi 1,77 promilės alkoholio daras 200 eurų kyšiui. Po rimkų incidento moterėlės ieško policija.
Jaunuolis drastiškoje avarijoje pribaigė savo automobilį, kitaip nepavadinsi šio incidento įvykusio pirmadienį apie 12 val. Klaipėdoje. Kai Taikos ir Jūrininkų prospektų šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje susidūrus dviems transporto priemonėms, tik dėl laimingo atsitiktinumo išvengta aukų ir sužeistų žmonių. Automobilio Opel Vectra vairuotojas Simonas suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiavusio krovininio automobilio Mercedes-Benz, kurį vairavo 69 metų Aloizas. Važiavo tiesiai? Aš tiesiai, o aš išsukau. Tai sukant į kairę, reikia praleisti tiesiai važiuojančius, kiek suprantu. Jis nepraleido. Nu tai va. Ir sužeistų nėra, nieko nėra. Avariją sukėlęs jaunuolis sakė, kad buvo slidu ir stengiantis pasukti prieš sunkvežimio nosį tiesiog prasisuko jo automobilio ratai. O tai nematei sunkvežimio ir galvoji prašausi? Kaip sakyk, atsitiko? Ką? Slidus kelias. Slidus kelias? Tai galvoji prašausi turbūt. O prašausi radikas pradėjo. Beje, vienas Opel Vectros ratas atsarginis. Incidento dalyviai užpildė eismo įvykių deklaracijas, tačiau Opel Vectra vairuotojui surašytas protokolas ir jis nubaustas 35 eurų bauda už tai, kad vairavo automobilį, kurio techninė apžiūra pasibaigusi. Beje, už tą patį nusižengimą jis jau buvo baustas šių metų sausio 2 dieną. Įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, suniokotas transporto priemonės išvežė evakuatoriai. Dabar keliamės į sekantį siužetą apie tai, kaip BMW Porsche toliau dergia prekės ženklo vardą. Aha, tai atvažiavo iš ten iš kažkur tai. Atvažiavo iš ten iš kažkur tai. Nu įdomu, kaip čia atrodys ta mašina. Ankstų antradienio rytą jaunuoliai viešoje erdvėje aktyviai ieškojo pagalbos, kas galėtų ištraukti automobilį BMW, kuris paniro po bevardės kūdros ledu netoli tarptautinės perkėlos. Viena techninė pagalba be policijos leidimo padėti atsisakė, kitam gelbėtojui traukiant mašiną trūko trosas, netrukus gandas apie vykdomus kažkokius darbus pasiekė specialiasias tarnybas, įvykio vietą atlikė ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai. 19-metis kregždė vadinamo automobilio BMW vairuotojas Julius nieko doro negalėjo paaiškinti, kaip jo prieš dieną įsigyta mašina atsidūrė po ledu. Tai ką čia bandai padaryti, gali atsakyti? Ant ledo pasivažinėti? Ką? Alio. Dabar ne žodžio, o toks drąsus interneto lojikas šis pilietis. Pasislėpęs už monitoriaus loja ant reido, ant solidžių dėdžių, ant policijos. Automobilio vairuotojai už šį incidentą užvažiavimą ant ledo baus aplinkosaugininkai. Policijos pareigūnai taip pat jam surašė protokolą už tai, kad mašina buvo be draudimo ir techninės apžiūros. BMW iš kūdros ištraukė traktorius. Klaipėda, Taikos prospektas. Ir A raidė pažymėta eismo juosta varyta ir pasirodymas vainikuotas važiuojant degant raudonam šviesoforo signalui. Klaipėda, spalis. Dar žalias mėnuo šis buvo mūsų kraštuose. Šilutės plento ir Statybininkų gatvių sankryžoje štai taip niekas nevairuoja malasis. Iš trečios eismo juostos sukti į dešinę negalima. Kitas veikėjas išsukęs iš Varpų gatvės dešinėn į Smiltelės gatvę, galvos savo nekvarština ir iš tos eismo juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę, pavaro tiesiai. O kas kaltas būtų buvęs, jeigu kas būtų sukęs kairėn ir mašinos būtų susidūrusios, juk parketinis visureigis neturėjo atsidurti toje sankryžos vietoje, kurioje atsidūrė dabar. Vilnius, naktis, Pilaitė. Yra toks mikrorajonas ten tame mieste. Geras rajonas. Šviesoforas veikia, o jeigu veikia, tai ir raudona šviesa turi būti. O tai kur jūs, ponečka, dabar čia varot per raudoną, ką? Klaipėda, mūsų reporteriai Egitai pasirodė pavojingas štai toks rikiavimasis prieš nosį Šilutės plento ir Statybininkų gatvių sankryžoje. O toliau Egitai vieno vairuotojo pasirodymas prie Tilžės turgaus tiesiog sukels pasišlikštėjimą. Atsirado mat Fordas Gudrutis. Gudrutis mat apsimeta, kad į degalinę važiuoja, o iš tikrųjų aplenkė dorus turgaus lankytojus eilėje stovinčius. Citroeno vairuotojų, stebėkite kelio ženklus. Šioje Liepų gatvės vietoje iš šios eismo juostos negalima sukti kairėn, galima važiuoti tik tai tiesiai. Jeigu čia visi užsimanys sukti kairėn, tai kamščiamėse susidarys nerealūs. Kelias Klaipėda Kretinga. Net 4 automobiliai nepraleidžia greitosios medicinos pagalbos automobilio. O juk ne pietauti Kretingalę važiuoja medikai. Ne. Ir jeigu tęsiant Kretingalės temą, tai prieš pat miestuką štai taip raudonas varo negražiai. Nei linijos jam egzistuoja, nei savoka prieš eismą. Mėlėjai pėstieji, šioje Kauno gatvės vietoje pėsčiųjų perėja panaikinta. Tad dabar ką tik buvote kėglių vaidmenyje. Atsiprašau už išsireiškimą, bet laikas keisti įpročius. Vilnius, naktis, tuščia gatvė. Ir ką tu Audi vairuotojų galvoji, taip užkišdamas savo užpakalį silpną ką? Argi sunku palaukti, kol ta vienintelė mašina pravažiuos? O čia irgi Vilnius. Ir tokio vairavimo blaivių nepavadinsi, kad posūkių nerodo, tai tiek to. Bet žiūrėkit, kaip yra svaidomasi Zafyros po kelią, kaip keičiama kelio kryptis.
Ar galėtų blaivas tai pavaryti? Tai mes nežinome. Mes žinome, kad taip vairuoti nederėtų. Ir savaitės po vairavimo autorė štai šio Opelio vairuotoja. Kol ji padarys pažeidimą, komisarė Mindaugai, kol komisaras Ramūnas atostogauja, užsirašykite jos valstybinius numerius. Raidės JIBU ir dabar ji daro štai ką. Per draudžiamą šviesoforo signalą įvažiuoja į sankryžą, per pėsčiųjų galvas, susimyli skubantį apvažiuodama ir važiuoja sau ramiai toliau. Aha, ramiai, iki komisaro skambučio. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį, 8:30 vakaro, kaip visada Baltikum televizija rodys reidą. Būkite aplankyti ir sudie.